Evangelija pagal Matą, kurią ką tik tai perskaitėm, kurią klausėtės, 5 skyrius 20-26 eilutės, tai yra nuostabus pavyzdys, kai pats Jėzus komentuoja, interpretuoja, aiškina savo žodį. Štai jisai kalba savo mokiniams. Noriu pabrėžti tokį dalyką, kad jis kalba ne visiems, jis kalba savo mokiniams. Todėl tie, kurie gal nesijaučiate mokiniai, ar atėjote šiaip savo paklausyti, netyčia įsijungėt važiuodami automobiliu radio bangas ir nesat mokiniai, tai tikriausiai ne jums. Bet tie, kurie esat krikščionys, kurie esate Jėzaus mokiniai, tada klausykimės. Ir čia yra kalbama, kad Jėzus prašo mūsų pakelti savo tikėjimo ir mokinystės kokybinį lygmenį. Tikriausiai su tuom teks susitaikyti. Viešpats Jėzus kiekvieno iš mūsų sukūręs pagal savo atvaizdą ir panašumą. Jisai neužbaigė, kaip sakant, neuždėjo tos višnikės ant torto savo kūryboje, nors ir jisai apvainikavo ir atrodo nieko ten netrūko, bet viešpas vis dėlto paliko laisvą tarpą, dar nuostabią galimybę, kadangi Dievas yra meilė, o žinot, meilė ir dovanoja laisvę. Paliko tos laisvės gabaliuką, kad mes žmonės tobulėtumėm, taip kaip su to Edeno sodu, prisimenat. Dievas sukūrė žmogui Edeno sodą, tai mes žmonės vadinam rojų, ir jis jo neįrengė. Jis nepadarė Dievo dangaus karalystės ten remontų ir taip toliau pagal jo standartus. Ne. Jisai patalpino tave ir mane ir sako, įdirbk ir prižiūrėk, susitvarkyk pagal savo dizainą. Nežinau, gal spalva tau norėsi tokia, metų laikus pasispalvinsi pagal kaip ten norėsi, temperatūrą pasikelsi, kiek tau reikės. Trumpiau tariant, įdavė mums žmonėms tą vadinamą galios pultelį. Sako, man negaila, pabūkit pultelio valdovais. Ir štai jisai prašo, kad mes darytumėm pažangą. Jisai ateina visą laiką pažiūrėti tų vaisių. Prisimenat, kaip sakė Jėzus apie sodo šeimininką, kuris ateina į sodą ir ten berods, kas ten toksai augalas, figmedis, toks labai geras vaisiaus medis, toks saldus vaisiai, ir jisai žiūri, vieni metai nėra ten tų vaisių, nėra pažangos, antri metai nėra pažangos, tai koks jo žodis to šeimininko. Tam savo tarnui, kuris prižiūri tą vynmedį ar ten tą figmedį, sako, nukirsk jį, kam jisai žemę alina. Taigi mūsų viešpats Jėzus yra gailestingas, bet ko gero pirmiausia yra teisingas Dievas. Ir noriu tikrai priminti savo pačiam, nežinau kaip jūs, kad tą dieną, kai jau baigsis mūsų laikas, kai stosime Dievo akivaizdoj, tai pirmiausiai susitiksime su kokiu Dievu susitiksim. Greičiausiai su teisingu Dievu, nes be teisingumo nėra šalom. Nebus to šalom, jeigu nesusitinksim su teisingu Dievu. O teisingumas bus, ko gero visiems nelabai malonus pradžiui. Bet, sako, nepergyvenkit, pas mane taip sukurta, kad po teisingumo visada ateina gailestingumas ir gailestingumas viską užbaigs. Taigi gailestingumas triumfuoja prieš teisingumą. Taigi čia viskas gerai. Bet štai dabar kalbama mūsų Evangelijai, sako savo mokiniams, jeigu jūsų teisumas, čia nekalba apie mano teisingumą, nes jis yra netobulas, žmogiškas, bet kalba, jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą,
jūs neįeisite į dangaus karalystę. Ką tai reiškia? Jūs būsite iškirsti iš to mano sodo. Jūs neduodate vaisių. Na ir čia mes turėtum truputį susirūpinti, gal net šiurpuliukas vienas kitas pro nugarą tegul praeina, sveika, tegul kraujo apytaka cirkuliuoja. Ir tada jisai patikslina, kaip tas Dievo teisumas turi atrodyti mūsų gyvenimuose. Pavyzdys, paima vieną iš Dievo įsakymų ir sako, jūs tikriausiai girdėjot šį mano įsakymą, nežudyk, o kas nužudo turės atsakyti teisme. Šioje vietoje Jėzus pakoreguoja, paaiškina, ką jis turi minty, kai duoda žmonėms šį gražų įsakymą. Sako, aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, tas turi atsakyti teisme. Na ir po to jisai pakoreguoja, tas pyktis labai surištas su kuom? Dėmesio, su žodžiais. Aha. Tas pats Matas, berods 12 skyriuje, ten paskui jisai užrašys dar vienus tokius patikslinančius Jėzaus žodžius, ten berods 306 eilutė, sako, teismo dieną duosim apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Dėmesio. Jeigu duosim apyskaitą už pasakytą tuščią žodį, o kas tas tuščias žodis? Tai mūsų, kaip liaudis sako, tie bajeriukai tokie, tokios tuštybės, mes kaip tie paukščiukai čiauškam, nelabai suprantam, ką patys kalbam, visko prišnekam, paskui gailimės, paskui vėl prišnekam. Trumpiau tariant, sako, truputį valdykimės. Nes už žodžius, už tuščius žodžius teks atsakyti. Na, o jeigu tai nėra tušti žodžiai, jeigu tai yra su užtaisu, tai bandykite įsivaizduoti, tai kokia atsakomybė. Ir štai čia dabar iškart Jėzus sako, kaip ten įvyksta, kaip mes nužudome, kaip mes pažeidžiam tą Dievo įsakymą, tą Dievo tvarką, nežudyk. Sako, kuris pyksta ant savo brolio ir dabar savo tą pyktį dėmesio išreiškia žodiniu pavidalu. Kas sako savo broliui pusgalvi, turi stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. Kas esate iš jūsų brangus klausytojų ir čia, kurie dalyvaujate mišiose, kam nors užklijavęs tokią žodinę etiketę – pusgalvi. Papasakosiu vieną tokį atvejį, mūsų brolis Astijus, jisai dalinosi, kaip jo dabar amžinatilsį jau nuostabus tėvelis, kuris atsisakė būti komunistų ir taip toliau. Tais tarybiniais laikais buvo labai gerbiamas tarp tų pačių aukšto rango ir komunistų ir tos tuometinės tarybinės valdžios dėl savo tvirtumo, nuoširdumo, sąžiningumo ir kaip meistras buvo labai vertinamas. Na ir dabar buvo toks atvejis, ten rajono valdžia suvažiavo ir rajono, ten kur įsigyveno pirmininkas, ten tas kolūkis ar kas ten buvo. Na ir dabar Astijaus tėvelis, jisai pristato prieš visą kaimą, ten tą miestelį, kas tokie atvyko dabar į tą susirinkimą. Sako, sveikinam rajono galvą ir jūs pusgalviai. Tai reiškia visi tie, kurie esat pavaduotojai ir kas tik norit. Čia toks truputį šaržas, bet turėtumėt vyriausybėje neįsižeisti, nes mūsų valstybės galva yra prezidentas, o visi tik tie, kurie šalia ten sėdite, ką jau čia padarysi, aš jau nesakysiu, čia Biblijoje už mane parašyta. Mėlyjei, sakom, tų dalykų neklijuokit niekam.
Čia galim truputį pasijuokti, bet, sako, juokėsi tas, kas juokėsi paskutinis. Neklijuokim jokių vertinimo etikečių, nei tiems, kurie galvos ir tie, kurie nėra tokie. Bet čia dar sako, jeigu sakai kvaily, esi smerktinas į pragaro ugnį. Čia yra dar baisiau. Niekas neturi teisės kito žeminti. Koks jisai bebūtų. Čia dabar taip madinga apie tuos visus įsitikinimus, požiūrius, orientacijas. Kaip sakant, Viešpatie, tu esi kūrėjas, tu savo vaikams ir duok vardus, kokie mes čia esam. Jeigu būsim verti, išgirsim tavo įvertinimą. Jeigu tu, Viešpatie, pavadinsi mane kvailiu, Dieve, taip ir yra, aš jau nesupyksiu. Jeigu mane pavadinsi dar kažkokiu, tai Dieve, priimu viską, tik maldauju tavo malonės. Neleisk man kitų vadinti arba įvertinti, teisti, kad nebūčiau pasmerktas. Bet Viešpatie, į mano lūpas visada įdėk tik tai gražius, tikrai laiminančius ir pagarbą skleidžiančius žodžius. Koks tas žmogus bebūtų, kad visada, Dieve, matyčiau tavo meilės akimis. Kad mūsų tėvynėj Lietuvoj, kurie yra valdžioje ir tos galvos, ir tos, kur dar ruošiasi būti galvomis, kad visi būtų pasūdyti meilę, vieni kitus pasveikintumėm, vieni apie kitus kalbėtumėm gražiais dalykais ir visada pasidžiaugtumėm vienas kito pergalė ir laimėjimais. Amen.